Turiu akumuliatorių. Padirbo 5 minutės. Būtų Audi, būtų lengviau. Tu nenulauži jokio dalyko. Žiūrėkit ir pavydėkit. Jeigu mums reikės kalną stumti, neužstumsim. Nu ką, manau, kad verta būtų pabandyti po žiemos miego pažadinti Malagą. Čia ant vairo truputį yra pelėsiuko. Ne, neatsidarė. Neatsidaro. Gali man padėti, ateik, čia reikės tą rankenėlę patraukyti, aš pabandysiu paklibinti kapotą. Bet šitą va juodą rankenėlę. Nepavyksta. Malaga neatsidaro. Dugno apsaugos nėra, gal galime iš pačios pažiūrėti. Būtų Audi, būtų lengviau. Ai, va, matau mechanizmą. Tenais yra, reikia pripurkšti tiesiog. Reikia daug purkšti, nes nežinau, kur tiksliai užrūdijo. Tiesiog daug pripurkšim, tegu ten viskas skęsta. Reikia bandyti su kokiu nors atsuktuvu, su kažko pažiūrėti, kas čia judinasi ir pabandyti pajudinti. Rastas sprendimas. Atkabinau groteles ir užkišęs ranką patraukiau trosą. Volia. Opa, variklis. Pavyko? Nu jo. Tu nenulauži jokio dalyko. Nenulaužiu. Čia va buvo užrūdėję. O dieve. Čia supurkšim, kad daugiau taip neatsitiktų. Ta reikėjo padaryti prieš žiemą. Ir tada viskas būtų gerai. Na, eik patrauk troselį dabar. Rankenėlį tą. Stipriau. Dar. Abiem rankom. Jo, davai. Viskas. Taip, kas čia pas mus, kur čia pliusas, kur čia minusas. Galimai minusas. Čia galimai pliusas. Taip. Pliusas. Antifrizas niekur nedingo. Tepalų buvo per daug, kiek aš atsimenu. Taip ir yra. Gerai, reikia tada surasti raktelį. O, siurbliukas veikia. Nice. Kuro belė kiek. Reikia pabandyti užvesti tiesiog paprastai. Tiesiog paprastai. Nu va taip va, jokios dramos. Šiek tiek melsvo dūmelio. Bendų kvapas. Malagėlė nori gyventi, regis. Padirbo 5 minutės. Jungiam dujaką, truputį gaziuko. Ne, nepavyko. Viskas dirbam ant dujų. Muzika. Šitą magą gal ir golfą reikia įdėti. Kasetė yra. Ai, golfė nėra kolonėlių. Nu gerai, kolonėlių reikia golfą. Ką, lempas pažiūrė? Gabaritas dega. Gabaritas dega.
Kur čia numerio apšvietimas? Numerio apšvietimas dega. Gabaritas dega. Čia va tokie dalykai po žiemos. Šiaip labai norėčiau su juo pravažiuoti. Stabdžius pedalas kietas, tai tikriausiai stabdžiai bus. Jungiam pirmą pavarą. Pavyko. Ketvirta pavara. Penkta pavara. Jeigu mums reikės kalną stumti, neužstumsim. Taip reikės sunkvežimį pasimti ir tada pasimėšim. Malagą. Jėzau. Ką jinai čia daro? Pabandom benziną persimt. Benzino smagiau važiuoja. O, kaip jinai lekia, reikia suslaukti. Kaip jinai lekia. Vairas truputį kreivai. Nemaniau, taip gerai važiuos. Atvažiavome. Kaip tavo tamagočius? Žiūrėkime. Viskas gerai. Surūdijęs. Visas kiauras, reikės mums jį atnaujinti. Ai, čia va dar ta skylė, reikės ją užvirinti. Čia belė kokio didumo skylė. Reikės užlopyti gražiai. Nu, kažkaip atsirado jinai tam. Patinka Malaga? Taip. Ar geriau Audi? Audi. Bet ir Malaga. Gal ką pypsintinai? Pabandyk. O, radai vieną gedimą, neveikia. Kas čia pas mus yra? O, raktelis buvo. Čia žinai kas? Ne. Ai, radija. Čia yra Davai. muzika įrašyta į ją. Taip, pabandyk. O taip įsivedu? O, reikia įjungti kažkaip pirmiausiai. Da. O kaip jį paleis, kad jis suktųsi? Kas turi suktis? Kasetė turi suktis, tada jinai groja. Na, nu čia rodo play, bet matyt kažkas neveikia. Bet juk ką grojo kažkas. Ten radija grojo, o kasetė negrojo. Nu, matai, čia viskas senoviai sunkiau buvo. O. Čia toksai cigaretės pridegiklis, įdedi, tas kas rūko, sėdi savo, išsitraukia cigaretę, paspaudžia šitą mygtuką, matai, viduje paspaudžia mygtuką. Tada elektra kaitina. Tuoj, pažiūrėsim, turėtų tuoj. Ventiliatorius įsijungia. Ne, šitas, o ten po kapotu, kuris aušina variklį. O, girdėjai, čipok. Ir jį tada ištraukė. Ir jis toks karštas. Ir čia tada cigaretė taip prilieti ir prisidega. Tas karštas. Tai veikia, labai karštas. Pučia? Pučia. Žodžiu, visi bėgiai yra, atbulinis yra. Ką žinau, mašina nori gyventi. Ar ji nori, kad aš ją taisyčiau? Nu, langą reikėjo turbūt prasiplauti, prasivalyti kažkokiu skuduru, nes valytuvo šluotelė nuplyšusi. Čia geriau padaryti, negu padariau negaliu, bet blogiau turbūt irgi. Na, iš to, ką aš turiu savo autoparke, tai panašiausias šitas automobilis yra turbūt į Golfą, bet žinokit, čia
pakabos nerasta, ta prasme viskas ten išklerė, sulūžė ir panašiai ir net nežinau, ant ko laikosi, bet 80 su juo yra maloniau važiuoti negu su Golfu. Kažkas tai su Golfu. Kažką aš dar su juo nedadaręs. Kelias siauba man tas Golfas iš tikrųjų. O čia va, lekiam 5 pavaros, 80 iš 2000 apsukų. Visai komfortiška, galima gyventi. Varausi aš tą automobilį į servisą ir, žinokit, planuoju šį pakelti ir sudefektuoti. Tai kaip ir spręsis likimas šito automobilio, ar jisai keliaus į šrotą, ar kažką iš jo konstruosim. Žiūrėkit ir pavydėkit. Much later. Na štai, malagėlė ant keltuvėlio. Atvykom, užvažiavom. Variklis viskas ok, pavarų dėžė turi šiek tiek užimą. Pasižiūrim dugną. Ai, tai aišku, gerai. Tai projektas baigtas, pasimatysim kitose projektuose. System Porsche Seat. Seat Malaga. Porsche by Seat, tada išeina. 1.2 sportinė versija, čia Poršiukas. O, vidaus gražus, viskas Seatas. Elektriniai langai, 200 speedometro. Viskas vidus, viskas magnetola. Saloniukas gražus. Matosi biški pažeminta, pikti ratai. O, yra Seat Malaga GLX 1.2. Retas įdomus mašiniukas. Važiuosi fermą, žiūrėsim, lauks geresnių dienų, geresnio laiko, kada galės vėl išvažiuoti. Manau, įdomus retas mašiniukas. Ką jūs manot? Na, o mes manome, kad Julius iš Retronil pasinaudojo puikių pasiūlymų ir už simbolinę kainą įsigijo tikrai retą automobilį. Tikimės, kad šitas automobilis bus suremontuotas ir išriedės į gatves, o gal net galėsim pamatyti jį ir kažkokiame automobilių renginyje. Bet kuriuo atveju kviečiu užeiti į Retronil YouTube kanalą. Ten yra tikrai daug retų ir įdomių automobilių, puikios kokybės turinys. Užeikit ir pasižiūrėkit patys. O mes pasimatysim kitoje serijoje.